Treneriai biški pramiegojo rungtynių pradžią, bet vėliau parodė charakterį ir grįžo. Tai kokių detalių šiandien pritrūko, kad išsineš pergalę atidarimo rungtynėse? Tai dėl to atidarimo rungtynės, dėl to mums ir pradžioj ir buvo toks jaudulys ir pramiegojom. Iš tikrųjų, nežaidėm pradžioj labai prastai ir su sprendimais, ir su energija. Šiaip komanda turinti charakterį, kuri gali kovoti, gali gerai gintis. Bet pradžioj gal per daug čia įvykių ir filmavimas rungtynių ir tiek daug žmonių aplink pirmas rungtynės, gal per daug streso vaikam. Bet gal įsivažiuosim. Kokius apskritai tikslus šį sezoną kelia čia tai komandai? Negalim kelti tikslų, mes ne su visom komandom esam susidūrę. Čia tai žiūrėsim. Svarbiausia mes, kad gerintume žaidimą. Dabar gera kova prieš tikrai stiprią Klaipėdos komandą. Tai nuteikia pozityviai, bet kažkokiu tikslu čia aukštų ar žemų kažkokiu tikėtis negalim. Turim dirbti kiekvienas rungtynės žaisti maksimaliai.